prašau. This is insane. $14. Very pretty. Wow, this is pretty. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Aš sveikinuosi su jumis šiandien pirmadienis, man atrodo, jau pasimečiau dienose, bet šiandien lėksim į Semeno Deimantinę lygą. Žvengiu už savęs, nes pirmą kartą, kai paskelbiau video, kad patekau į Deimantinės lygas, sakau Hameno, net buvau tokia laiminga, net nepasižiūrėjau, kaip tarėsi. Tai mačiau, kad Lengvosios atletikos federacija paposino, kad Semeno Deimantinė lyga, tai labai nepykit. Aš šnekėjau su kitais sportininkais, pasirodo šitas viešbutis, kuriame apsistosime, turėtų būti visiškai nerealus, jisai tik metų senumo, sakė, vienas geriausių viešbučių, gal net geriausias, kitiems sportininkam teko apsistoti atvykus į Deimantinės lygas, tai žiauriai laukiu, labai laukiu jums parodyti. Mus išveža po 10:50, man skrydis po 1:50. Šiaip visi atletai skrenda su skirtingais skrydžiais į Semeną, šiandien gal 4 skrydžiai, tai mano kambariokė ir mano komandos nariai išskrido ryte, nežinau kodėl, tikrai ne pas turbūt geriausias skrydis, nes reikėjo išvykti 6 ryto, mano skrydis yra po 1:50, tai mus išveš po 10:50, žinau, kad yra skrydis gal 4 valandą ir yra vakarinis gal 6. Tai šiaip žiauriai smagu, kad turiu dar vieną šansą dalyvauti dar vienai Deimantiniai lygai. Šnekėjau su panom, kad labai smagu, nes vis tiek, kai bėgi, gal pamastai, ką galėtum daryti geriau, kaip galėtum gal kitaip subėgti. Taip smagu yra, kad gauni dar vieną šansą tai padaryti. Tai labai laukiu, man tikrai reikia tos patirties ir smagu, kad ją galiu gauti taip greitai. Tai nekantrauju jums parodyti. Mano jau pirmas kinės vlogas išėjęs, stengiausi jį paposinti kuo greičiau. Mačiau, kad tikrai esat nustebę, kad taip greit paposinau, bet norėjau padaryti tokį pirmą vlogą, labai daug nepermašius, parodyti, kaip ten viskas yra, kad palaikyti jūs tam burbuliuke, parodyti tikram laikė gal, o nelaukti, kol grįšiu. Ir dabar padarysiu dar vieną vlogą, kurį paposinsiu jau turbūt jau, kai skrisiu atgal ar kaip grįšiu. Tai labai smagu, kad galiu pasidalinti viską su jumis. Dabar suskrausiu daiktus, tikrai nemažai daiktų turiu. Nežinau, kodėl tiek prisikrovau, bet viskas okei, suskrausim daiktus ir lėksim į oro uostą. Šmutkės sukrautos. Aš jau ready, lėkim į oro uostą. Revoluto kortelės ultraplaną, tai šiaip galiu dažniausiai nueiti į nemažai lounge'ų oro uostuose, bet dabar toksai nuėjau, tai nieko gero, tai atėjau Starbucks'o pasimti mačos turbūt. Šiaip žiūri gerai turėti tą ultraplaną, kai keliauji, nes gali visus lounge'us eiti viską, tai tikrai smagu, bet šitas kažkaip nenustebino, yra daugiau, bet tingiu ieškoti, tai pasimsiu mačos ir kažką pietum pasižiūrėsiu. We're going to Xiamen. How do you say it? Xiamen? Xiamen. That's what Kaylee... Our second Diamond League. Yeah, we're going to second Diamond League. That's what Kaylee said. We just lost our Diamond League virginity. We really did. Here? Yeah, it worked. Gerai, padarysim pirmą impression, nes dar pati nemačiau. Wow! Oh my god! Look at this view! Pasižiūrėkit, kaip gražu. Wow! Nu, tikrai nemelavo. Labai fanas kambarys. O, ir kavos turim. Kaip fainai. O, tualetas atskirai. Kaip čia įmita šviesa. Nu, žinokit, labai gerai.
I speak up only have eyes. Really? This is insane. Grace, they have a bagel. I'll take one of each. One of each, please. Look at this. Oh, pistachio raspberry. Oh. Šiandien pasimsiu laisvą. Vakar prasibėgau 12,8 kilo, tai nueisiu dabar į jų džymą ir padarysiu biškį prieš trauminių pratimų, nes vis tiek reikia keliukai pasidaryti, dar kažką, tai jo, bet viešbutis, tai wow, žiūri. Tikrai, kaip ir sakė, taip ir yra labai fainas. Nu, labai neblogas žymas viešbučiai. Ant tiek užpakaliniai raumenys įsitempė, nežinau, čia turbūt nuo varžybų, bet nieko nedariau užpakaliniam raumenim taip žiauriai, ta prasme. Atrodo, kad būčiau dar kiek pratimų pridaręs ir užkalus. I'm so excited to try the desserts. I know. No. Thank you. Look how cool they are. Look, they have little, they have like diamond leaf stuff on it. It really feels like Wow. some crazy restaurant. We need to like dress up. I know, I'm like just got out of the shower. Hello. Taip gerai vakarieniai buvo, kad pamiršau, kad turiu užsirašęs masažą 8 valandą. Tai dabar po 8:40 dar reikia greit šortus susimauti, tai lėkiu, blamba, pamiršau. Buvo nerealiai skanu, ta prasme, wow. Einu greit persirengsiu ir lėksim į masažą. Nu, masažiukas, žinau, kad tai vis laik buvo very sore ir relax. Aš nesizauju, kaip man taip viskas susikalė po varžybų, net nesimenu, kada paskutinį kartą buvau tokiais tempus. Ir 2 galviai, ir 4 galviai, viską žodžiu. Ir pečiai, ir nugara, tai jo. Dabar 9 valandas, eisim gol. It has to be seen. No. Night light. Ooh. Oh. Why it's so slow? Oh, okay, I don't need to hold it. Well, that's gonna take forever. It'll be fine. No, it will, for sure. Ruošiuos krosui, šiandien 10 kilų ryte ir kokie 5 vakare, tai ryte pasidarysiu kokius 9 kilus lengvai ir nubėgimus. Ir tada vakare tiesiog lengvai. Tokia easy double bėgimo diena. Shoes of choice, Structure Plus. Girls are ready. We coming? We're ready. Ready to roll. We try. Nu, va, žinokit, karštis, taip, žiūrėjau, kokių 30 laipsnių ir žiauriai dušna. Pasiėmiau biškį ledo ant savo kelių. Update'as dėl kelių, šiaip, kai numažinu kilometražą, vis tiek dabar mažiau bėgioju, tai nėra labai tragiškai, aišku, jaučiasi, bet manau, kad kaip grįšim jau reikės daugiau prieiti prie dviračio treniruočių, bet bandau, kiek galiu dabar tos kelius pasaugoti. Ir va, sakau, pasidžiaugiu 70 mylių savaitę, 112 km. Žinokit, nebegrįšim jau turbūt. Kiek bandau, tiek mane atgal
Tik tempia, kad mažiau bėgti, nes vis kažkas atsiranda, tai žodžiu. Dabar pašaldysiu. Ir jo, dar vakare biškį prasibėgsiu, bet ką šiandien veiksim, tai bandysim eit paieškot, padaryti nagus, pedikiūrą ir manikiūrą. Manau, kad iš manęs nematot, nes iš tenais yra saulė, bet jo, toks planas dabar. Lekiam padaryti nagų. Pasižiūrėsim, ar pavyks, ar reikės užsiregistruoti. Tikėkimės, kad pavyks. Got the nails done. $14 US. Yeah, I paid like 60 euros, but toes done as well. Don't take pictures. No pictures. I need a snack. Dabar ruošiuosi treniruotę. Gal nenukris, padėjau kamerą ant krano. Žodžiu. Bet dabar ruošiuosi ir galvoju, vakar įkėliau nuotrauką, kad esu pirmoji lietuvė, kuri subėgo iš 4 minučių 1,5 kilometro. Ir, žinot, rekordus tai visada galima pagerinti, bet aš jau esu pirmoji, kuri išbėgo iš 4 minučių. Ir jau tai nepasikeis. Tai dabar taip toks geras jausmas, kaip pagalvoju, eina savo. Šiandien treniruotė bus tokia pati kaip ir aną trečiadienį, tokį, kaip buvau Japonijoje. Darysim 3 po 300, 1 kart 500 ir po 150. Tai šiaip oras čia, tai wow, antiek šilta ir dušna, žinokit, eina savo. Ir parodysiu jums, kaip atrodo stadionas. Susitiksim turbūt jau stadione. Let's get it. Hello girl. Okay, this bus right for you. Thank you. Well, it's very pretty. Wow, it is pretty. It feels like it's like indoors. It does. Say hi to the vlog. Aš jau ready. Kaip ir minėjau, ta pati treniruotė, kaip ir aną savaitę Tokijui. Tai, let's get it. 3 po 3 done. Dabar deduos startukus ir darysim 500. Po 300 gausi kem 7, kem 7, kem 5. Kažkaip antro biškai per daug atspildau, bet all good. Vis tiek turėjo būti kem 8, kem 7, kem 6. Tai jo, uždėsiu startukus dabar ir 500. Treniruotė done. 500 gaus per 1.18.3. Tai greičiau, bet labai sunku žinoti, nes viena bėgu ir čia, žinokit, taip dušna, atrodo, kad aš būčiau užtikalnėse dabar. Tai sakau, grįšim į Ameriką ir būsim labai fit po šitų treniruočių. Bet viskas liuks. Man tas 1,5 kilometro greitis toks ar nepažįstamas, tai man labai sunku žinot, kada yra minutė 4, nes dabar va 1.18 prabėgu ir gausi labiau minutė 2, 400. Tai labai sunku žinot. Ir kai varžybose bėgu, atrodo, pirmas ratas toks lėtas visada, bet po to man sunku pasidaro, aišku. Tai dar mokusi, bet žiauriai smagu kažkaip. Smagu, kad pavyksta čia dalyvauti, tai sakau, kad smagu, bet žiauriai smagu. Aš tikiuosi, kad čia pienas yra iš tikrųjų karvių, ne milteliai, nes aš pieną, žinokit, čia vardu kaip vandenį. Po treniruotės pienas, nes mes nelabai turim kažkokių snacksų ir labai daug pieno visur, tai tiesiog varau pieną kaip snacksus. Gal visai nieko, sustiprinsim kaulus. Biški vitamino D. Žiauriai karšta, žinokit, eina savo, wow. Dabar grįšim, pavalgysim ir eisim palsėti. Šiaip vanduo tai nelabai šaltas bėga, tai nežinau. Bet biškį ledą įdėjom. Tai lysim biškį šaltą vonę. Nesuprantu, vanduo šiltas bėga, kažkodėl tiek ir padarys tą vonę.
Lekiam į džymą pasidaryti tokį labai lengvą liftingą. Mačiau, kad biškis įkrauna kamerą, tai tikiuosi, kad pavyks kažkiek pafilmuoti, bet ką darysiu šiandien? Šiandien yra trečiadienis, man startas šeštadienį, tai aš kai buvau Oklahomos valstijų universitete, aš dirbau su sprinto treneriu. Jis man parodydavo tokius pratimus lengvesnius, bet vis tiek, kad palaikytą tonusą biškį, tai darysiu iš savo patirties, ką atsimenu ir kas man visai tinka. Tai nieko labai crazy, labai lengvas toksai palaikyti tonusą liftingas bus. Ja, ik denk voor achter. En dan buiten en dan links rechts. Kaip nenorėjau, taip ir atsitiko. Išsikrovė kamerą po kelių pratimų, tai nepavyko viską parodyti. Labai atsiprašau, bet žinokit, paredagau šitą video ir pamačiau, kad visai turi nemažai prifilmavus medžiagos ir galvoju, gal net aš jums įkelsiu šiandien šitą video. Nežinau, ar dar vieną nufilmuosiu, žiūrėsiu, kaip jausiuos prieš varžybas, ar norėsiu ar nenorėsiu. Norisi, kaip ir minėjau, tiesiog pasimėgauti šią akimirką. Gal ir nufilmuosiu, ką žino. Kaip visada, labai ačiū, kad žiūrit, man labai yra smagu dalinti savo patirtimi su jumis ir nekantrauju susitikti kitam video. Ačiū, kad žiūrit ir iki.